susikuria pakankamai daug įtampų, dėl to gali būti sunkiau susikaupti meditacijoje, dėl to mes galim patirti daugiau streso ir dėl to gali sutrikti mūsų miego kokybė, išsibalansuoti mūsų virškinimas. Todėl savimasažas labai naudinga technika, kurią mes galim naudoti, kada tik jaučiam, kad tai yra reikalinga, žinot kūne taškus, kuriuos spaudžiant, stimuliuojant, yra veikiama mūsų nervų sistema ir tai padeda subalansuoti vidinę energiją. Dažnai daug įtampos susikuria mūsų veido srityje, nes mes labai daug galvojam, patiriam daug streso ir daug gyvenimo vyksta galvoje. Todėl daug įtampos susikuria galvos srityje ir mes pradėsim savimasažą nuo galvos. Pirmasis taškas, kurį masažuosim, yra mūsų tarpas tarp akių, tarp antakių. Ir palietę bevardžiu pirštu galit pastebėti tokią duobutę. Ir mes pabandysim tą duobutę išmasažuoti, sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Į vieną pusę. Galim pastebėti, kad yra malonu tą vietą masažuoti, jaučiasi maloniai. Ir tada prieš laikrodžio rodyklę į kitą pusę. Ir dabar galim keletą kartų tiesiog stipriau paspaust ir atpalaiduoti. Dar kartą paspaust ir atpalaiduoti. Paspaust ir atpalaiduoti. Sekantis pratimas, kai šiais dviem pirštais paspausim vėl prie šio taško, kurį ką tik masažavom, ir palei antakius šiek tiek stipriau vėsim pirštais atgal iki pakaušio. Tai pakartosim dar keletą kartų. Dabar šios pirštus paliesim prie plaukų linijos ir nuo plaukų linijos vėsim atgal, taip pat iki pakaušio, kur susitinka mūsų pirštai. Dar du kartus. Dar vieną kartą. Ir kita vieta, kurią mes masažuosim, tai yra mūsų antakiai. Tad paimsim pirštų galais ir tiesiog paspausim stipriau ir patempsim. Taip keletą kartų. Pirmyn ir atgal. Ir dabar pirštų galais paspausim į antakius, į tą vietą, kur yra antakiai, ir 10 kartų stipriau paspausim ir atleisim. Paspausim ir atleisim. Dabar taip pat šiais dviem pirštais pamasažuosim savo smilkinius. Suksim palei laikrodžio rodyklę. Šypsomės, atsipalaiduojam, kvėpavimas lengvas. Ir taip pat į kitą pusę. Paspaus šiek tiek stipriau. Apie 20–30% jėgos. Aktyvint kraujotaką ir atpalaiduoti įtampas tose vietose. Dabar rankas pasidedam ant kelio, kad jos šiek tiek pailsėtų ir stebim, kaip keičiasi mūsų vidinė būsena, kaip šitie masažo pratimai keičia mūsų emociją. Pastebėti vis malonesnių pojūčių atsirandančių mūsų galvos srityje. Ir dabar kitas pratimas, kai mes rodomaisiais pirštais patrinsim prie nosies, pamasažuosim šitą vietą.
Tada patį nosies galiuką suspausim ir pasuksim į vieną pusę, į laikrodžio rodyklę ir į kitą pusę. Dar stipriau paspausim ir patempsim. Dabar pirštų galiukais paspausim prie žandikaulio linijos, kur tvirtinasi mūsų žandikaulis nuo viršaus iki apačios, iki smakro. Taip išmasažuosim tą vietą, nes ypatingai žandikauly kaupiasi daug įtampos. Pabandysim atpalaiduoti šitą vietą. Ir dabar mūsų žandikaulis. Ką padarysim, tai tiesiog iškišim liežuvį ir įsižiuosim. Giliai įkvėpsim per nosį ir su garsu iškvėpsim. Iškvėpdami taip pat galim išplėsti ir akis. Ir dabar įkvepiam giliai. Labai gerai yra ir mūsų kvėpavimo takam, ir plaučiam, liežuviui ir aišku žandikauliui, kad jie atpalaiduotų. Bet kitas pratimas - žandikaulio sukimas į vieną pusę ir į kitą. Ir dabar įsižiojam ir užveriam burną. Atsipalaiduojam. Dabar pirštų galiukais, švelniai tapšnodami į veidą, pradėdami nuo kaktos, judėdami link žandikaulio apačios ir vėl nuo žandikaulio apačios, link kaktos, prie akių, aplink akis, suaktyvinsim kraujotaką visame veide. Palaiduosim visus veido raumenis. Ir nuleisim rankas. Dabar ką padarysim, tai masažuosim savo ausis. Pirma, už spenelių, patempdami juos žemyn ir paspausdami šiek tiek stipriau. Tada už ausies viršaus, vidurio ir suspausim ausis. Ir atleisim, suspausim ir atleisim. Tada štai šiais dviem pirštais patrinsim vietas po ausimis. Nuleisim rankas, giliai įkvėpsim, iškvėpsim, dar kartą įkvėpsim, iškvėpsim ir susitelksim į vidinę būseną, stebėdami kokį efektą kuria savimasažas. Ir kitas pratimas mūsų pakaušiui, kai sunersim ranką štai taip ir patrinsim šiek tiek pakaušį.
Tada viršutinę galvos dalį. Ir pirštais tada paimsim už galvos, šiek tiek pamasažuosim ir patrauksim pirštus. Ir nuleisim rankas, giliau įkvėpsim, iškvėpsim ir stebėsim, kas keičiasi mūsų viduje. Kaip šitie pratimai padeda atsipalaiduoti? Ar padeda atsipalaiduoti? Ir dabar vieną ranką pamasažuosim savo kaklą. Taip pat trapeciją. Kita ranka taip pat, kaklą. Ir trapeciją. Tada nuleisim rankas, atpalaiduosim pečius ir galva neutralioj pozicijoje, 2 kartus įkvėpsim, palenkelsim galvą į viršų, iškvėpsim. Dabar 2 kartus įkvėpsim ir pasuksim iškvėpdami į vieną pusę, vėl įkvėpsim ir į kitą. Užmerksim akis, susitelksim į vidinę būseną, kas keičiasi. Įsiklausydami vidinę tylą, į atsipalaidavimo jausmą. Ir sekantis pratimas, mes pakelsim su įkvėpimu pečius į viršų, su iškvėpimu atpalaiduosim. Ir tai padarysim iki minutės laiko. Atsipalaiduojam, palaukiam šiek tiek, kol kvėpavimas nurims.
Ir toliau mūsų rankos. Dabar paspausim štai šią vietą, šiek tiek stipriau. Yra toks taškas, kuris taip pat padeda atsipalaiduoti, mes jį pamasažuosim. Kitos rankos. Ir taip pat paimsim už nykščio, suspausim stipriau ir patrauksim. Tada už visų likusių pirštų taip pat. Ir kitos rankos. Tada patrinsim šiek tiek delnais. Masažuosim delnus. Trinsim rankas. Ir tada išmasažuosim štai taip rankas. Vidinę pusę. Išorinę pusę. Ir kitą ranką taip pat. Tada pakelsim vieną ranką į viršų. Masažuosim šiek tiek nugaros platųjį raumenį, vietą prie pažasties ir kitą ranką taip pat. Dabar mūsų krūtinė. Ant vieną ranką galim pasukti krūtinę pagal laikrodžio rodyklę, prieš laikrodžio rodyklę. Aukštyn žemyn. Ir taip pat kitą pusę. Tada mūsų pilvas. Šonam šiek tiek skiriam dėmesio. O dabar stovint galim pirmą pamasažuoti savo apatinę nugaros dalį, ją patrindami. Sušildydami, pajausdami šilumą joje. Ir žengdami vieną koją į priekį, tada pamasažuosim priekinę dalį. Ir galinę. Šoninę ir galinę. Taip pat kitą koją, priekinę dalį. Ir šoninę į galinę. Dabar iškelsim vieną koją, šiek tiek pakratysim. Ir kitą koją šiek tiek pakratysim. Toliau pratimą tęsim sėdint. Pėdoje yra štai čia taškas, kurį mes dabar pabandysim įspausti su nykščiu ir pamasažuoti šiek tiek savo pėdą. Paspausti šitą tašką. Tai yra labai su nervų sistema ir atsipalaidavimu susijęs taškas, tad labai gerai yra jį išmasažuoti. Ir taip pat sulenkę pirštų štai taip, pamasažuosim pėdos vidurį. Nervų sistemą. Ir paimsim savo pėdą, įkišim pirštus tarp kojų pirštų. Ir šiek tiek pamasažuosim, pasuksim ratu. Priekį atgal. Ir į kitą pusę. Ir taip pat su kita koja. Tai pirmą paspaudom tą tašką, kurį prieš tai rodžiau. Tada sulenkę pirštus pamasažuojam pėdos vidurį. Ir išskėčiam kojų pirštus. Va,
juos pamasažuojam, pasukam į vieną pusę, į kitą. Štai toks būtų savimasažas, tikiuosi jaučiatės geriau, tai padėjo atsipalaiduoti, o aš su jumis atsisveikinsiu. Iki.